Labas, esu Liepa, įvairių lentų sportų mylėtoja, savirealizacijos kaučerė, moterų vandenlenčių trenerė, dirbanti marketinge ir vis nenustykstanti vietoje. Sukūriau tinklalaidę Gilyn, nes pačiai įdomu. Noriu matyti kuo daugiau stiprių įkvepiančių moterų aplinkui save. Tokių moterų tikrai daug sutinku per savo įvairias veiklas, o ypač per veiksmo sportus. Kaip jau turbūt supratai, tinklalaidė bus ne apie mane. Ji bus apie daug skirtingų įkvepiančių moterų, tokių, kurioms svarbu prasmė, su kuriomis norisi eiti gilyn. Iš to ir tinklalaidės pavadinimas. Na, ir dar iš to, kad pati be galo bijau gelmės. Fizinės. Tos, kur vandenį. Kad jau prabilau apie tai, ko bijau pati, šiek tiek papasakosiu apie save. Galbūt to bus įdomu susipažinti su balsu, vedančiu per visų tų nuostabių moterų istorijas. Vesdama moterų vandenlenčių treniruotės aš susiduriu su daugybė baime. Vandens baime. Baime kristi. Baime, ką pagalvos kiti. Ir kai vedu jas per visą tą procesą, nuo negaliu iki pažiūrėk kaip moku, pati patiriu tą transformaciją kartu. Įveikus tokias labai fizinės baimės, tarsi atsiveria čakros, matau, kaip ta drąsa persiduoda ir į kitas gyvenimo sritis ir tada jau natūraliai atsiranda noras eiti į tas baimės. O iš patirties žinau, kad einant ten, kur bijai, slypi laimė. To ir bandysime paieškoti neriant gilyn. To, kas atneša laimę. Su drąsa, kūryba, stiprybe, meile ir visa nenusakoma dydžio galia, kuris slypi moteryse. Tokiose skirtingose, bet tuo pačiu turinčiose tiek daug bendro. Aš iš savo perspektyvos juose visose matau tokią drąsą. Visos jos bijo, abejoja, svarsto, gal net atidėlioja kartais, bet galiausiai daro. Tai tikiuosi, kad šios moterys ir tave įkvėps daryti. Net jei baisu. Tad nieko nelaukim ir neriam gilyn. Ačiū, kad įsijungiai.